Na, tikriausiai visi žinote, kad nuo šių metų mes jau privalėjom projektuoti ir statyti mažai energijos naudojančius pastatus, tai yra A klasės pastatus, tačiau prieš pat naujuosius metus šis reikalavimo įgyvendinimas buvo atidėtas 10 mėnesių. Ir žiniasklaidoje toks, man radau tokį įsireiškimą, reikalavimus atidėjo, statybos sektorius lengviau atsikvėpė. Buvo tikrai keista išgirsti, pasidomėjau, kodėl čia taip atsitiko. Ir viena iš priežasčių buvo, kad vis tik labiausiai, gal mąstyti netgi bijojo arba nenorėjo tas sektorius, kad būtų įvestas privalomas reikalavimas apskaičiuoti pastate susidarančius šiluminius tiltelius ir pastatų energinio naudingumo vertinimui naudoti suskaičiuotas ilginių šiluminių tiltelių vertės. Na, trumpai galiu tik priminti, kad šiluminiai tilteliai tai yra pastato atitvaras darantys šilumos srauto pokyčiai, kuriuos būtina įvertinti skaičiuojant pastato šilumos nuostolis. Na, yra dvi rūšys tų šiluminių tiltelių, tai vienas iš jų tai yra tada, kai vieni laidesni šilumai elementai kerta termoizoliacinių medžiagų sluoksnius, taip pat, kai yra tam tikri statinių atitvarų arba elementų susijungimai. Kalbant apie pirmąją dalį tiltelių, tai yra tada, kai laidesni šilumai elementai kerta termoizoliacinius sluoksnius, mes matom, kad jų įtaka yra labai didelė. Ir tokios konstrukcijos kaip vėdinimo fasadai, jos turėtų būti kažkiek tai tobulinamos, keičiamos jų medžiagos, ieškoma geresnių sprendimų tam, kad pasiekt aukštesnius A klasių reikalavimus. Tai, kaip matot iš lentelės, įtaka, sakysim, aliuminio profilio gali būti iki 30%, todėl šiuo atveju reikia ieškoti kitų sprendimų ir tobulinti šitas konstrukcijas. Aš daugiau norėčiau pakalbėti apie vadinamus geometrinius šiluminius tiltelius, tai susidaro tuo atveju, kai dėl skaičiavimo įtakos mes netiksliai apskaičiuojam pastato šilumos nuostolius. Yra išvardinta reglamente, kurie šiluminiai tilteliai turi būti apskaičiuoti ir kurių vertės turi būti nurodytos pastato projektuojant ir vertinant pastato energinį naudingumą. Na, kaip matome, sakysim, išorinis vidinis kampas tai yra dažnai sutinkama konstrukcija, taip pat yra skirtingos storio siena, tai yra skirtingos, gali būti ir skirtingos sienų konstrukcijos. Ir kai mes vertiname pagal čia nurodytus matmenis, tai yra pagal išorinius matmenis, mes neteisingai, netiksliai apskaičiuojam pastato šilumos nuostolius. Na, tikriausiai nesunku pastebėti, kad jeigu, pavyzdžiui, mes skaičiuojam per šitą dalį sienos šilumos nuostolius, per šitą dalį, tai per šitą vietą vis tiek šiluma praeina kažkiek tai kitaip. Reiškia, tos sandūros vieta mums reikalinga įvertinti tam, kad šilumos nuostoliai būtų tikslesni. Lygiai taip pat yra su langų ir sienų jungtimis, taip pat labai blogas variantas yra pastatuose, kai yra balkonų kerta išorinės sienas, kai į perdangos pakankamai giliai įeina išorinės atitvaras. Kiti šiluminiai tilteliai, kuriuos reikia mums įvertinti, yra stogo ir sienos jungtis, taip pat sienos ir grindų jungtis. Šiuose konstrukcijose taip pat susidaro tam tikri skirtingi šilumos nuostoliai, lyginant su mūsų skaičiuojamais pagal standartinės metodikas. Šioje schemoje yra parodyta, kaip tai vertinama. Tai yra, jeigu mes matome vieną kartą skaičiuojame per vieną sieną šilumos nuostolius, visada pagal taisyklės naudojam išorinius matmenis. Kitą kartą mes skaičiuojam per šitą sieną, taip pat pagal išorinius matmenis. Ir ta dvigubai užstituota sritis gaunasi, kad mes įskaičiavom šilumos nuostolius per šitą kampą 2 kartus. Iš tikrųjų tai ne 2 kartus buvo, o kažkaip tai. Gal pusantro, gal daugiau, gal mažiau. Iš akies mes negalim pasakyti pagal tą schemą, tačiau naudojant kompiuterinės programas mes apskaičiuojame. Tai yra skaičiuojama šilumos nuostolį per tokį kampą, po to skaičiuojami šilumos nuostolius per vieną sieną, per kitą, jie susumuojami ir atėmus iš vieną kitą rezultatą mes gaunasi pokytį. Po to, žinodami to kampo, pavyzdžiui, šiuo atveju aukštį, dauginami ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientų ir patikslinam pastato šilumos nuostolius. Na, čia yra parodyta viena iš programų, taip pat gali būti naudojamos ir kitos kompiuterinės programos. Jų naudojimas yra aiškiai apibrėžtas
Europos standarte, kuriame ir nurodytas šiluminių tiltelių skaičiavimo metodas. Grįžtant prie tų baimių, kurios buvo atsiradę dėl A klasės pastatų, vis tik norėjosi pabandyti, ant kiek tai yra baisu. Ir vienas dalykas, kad suskaičiuoti tikrai nėra sunku ir tą galima išmokti. Antras dalykas, ar tikrai mums reikia iš karto ieškoti pačių geriausių sprendimų, pačių mažiausias vertės turinčių šiluminių tiltelių tam, kad mes pasiektum to A klasės reikalavimus. Analizėje buvo pasirinktas toks pakankamai sudėtingas dvibutis namas, kad būtų kuo daugiau visokių šiluminių tiltelių, kad paanalizuoti jų įtaką energijos sąnaudoms ir klasės nustatymui. Ir buvo apskaičiuoti šiame pastate susidarančių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientai ir pastato šilumos nuostoliai ir nustatyta klasė. Reikia pasakyti, kad šitas pastatas skaičiavimas buvo naudota tiek term programa tilteliam, tiek ir Energija Pro programa, kuri taip pat naudojama ir šių klasių pastatų energinio naudojimo projektavimui. Šitas pastatas vos atitiko A klasę. Tai yra apatinė riba, jisai vos tik truputį jo sąnaudos geresnės negu B klasės reikalavimas. Tai yra, buvo ieškota variantų, kaip parodyti, kiek įmanoma panaudoti tuos tradicinius šiluminius tiltelius. Tai yra tradicinės sienų arba šis pastato atitvarų ir elementų jungtis ir gauti A klasės pastatą. Čia yra parodyta šilumos nuostoliai per atskiras pastato atitvaras, tai yra pastato šilumos nuostoliai ir jų sudėtinės dalys. Kaip matot, šiluminiai tilteliai tikrai turi didelę įtaką, tai yra 16% bendrųjų šilumos nuostolių per atitvaras. Jeigu mes pažiūrėtume į schemą, kaip tai atrodo, tai matom, kad tie tiltelius pakankamai didelė įtaka ir jeigu mes palyginam, tai jie labai nedaug skiriasi nuo šilumos nuostolius per sienas, kur yra didelė labai pastato dalis, aišku, 1,5 karto didesni šilumos nuostolius per grindis. Aišku, čia nes už per stogą 1,5 karto, nes grindys stogas panašiai, jų nuostoliai ir aišku, lyginant su langais, kurie tikrai duota didelius nuostolius, yra tikriausiai 2-3 pastato šilumos nuostolių šaltinis. Taigi, kaip matote, įtaka tikrai labai didelė. Jeigu panalizavus bendrasis dedamasias, kurios yra naudojamos vertinti pastato energinį naudingumą, tai yra įvairios sąnaudos, tai kaip matot irgi yra to paties lygio kaip ir kitų sąnaudų rodikliai, tai yra lyginant su kitom sąnaudom, čia jų negalima sumuoti, nes tai yra ne tik tai sąnaudos, bet ir pritekėjimai ir visa kita, bet jeigu mes bendrą energijos sąnaudų rodiklių visumą padarom 100%, sakysim, tai kaip matot, kalbant apie nuostolius kalbėjom, tai yra tas pats panašiai kaip per sienas, daug daugiau negu per langą, bet tai yra panašus dalykai kaip, sakysim, pastato vėdinimo energijos sąnaudos. Tai mes tiek pat išleidžiam pastato vėdinimui energijos, kuri tikrai yra mums niekaip kitaip mes jos negalim išvengti tų nuostolių, tai šiuo atveju mes dar kartą pasididinam tokia pačia dalimi nuostolius, jeigu naudojam tuos vadinamus įprastinius, kai kada ilginių šiluminių tiltelių sprendinius. Paanalizavus pačius šiluminius tiltelius, kurie čia buvo šitam pastate panaudoti, tai kaip matot, pagal šiluminių tiltelio šilumos perdavimo koeficientą sienos ir grindų jungtis. Toliau pamatysim kiekvieną iš jų brėžinuką, pamatysim taip, bet kaip matot, jinai turi tikrai didelę įtaką. Ir pats šilumos perdavimo koeficientas yra reikšmingas 0,17, dėl to dar, kad yra visų perimetrų yra šiluminis tiltelis, tai yra grindų perimetrų, todėl jo įtaka yra savitieji šilumos nuostoliai dideli ir automatiškai įtaka taip pat yra didelė. Sienos ir langų jungtis čia toks vidutinio lygio montavimo variantas, bet langų yra daug. Ir todėl įtaka šilumos nuostoliams taip pat yra pakankamai didelė. Langų ir pamato jungtis, čia buvo paimtas tas variantas, labai pas mus mėgstamas, kai langas yra montuojamas grindų lygyje, tai nuo pat grindų prasideda ir ten yra tokia schema, kurioje langas montuojamas ant grindų ir susidaro tikrai didelės vertės ilginis šiluminis tiltelis, kuris duoda, nors ir lango patys matmenys, pats ilgis nėra didelis, bet pakankamai reikšmingą įtaką pastato šilumos nuostoliam turi. Vėlgi, tai sakysim,
sienos ir vartų jungtys, kurios jau kol kas nėra labai daug gerų sprendimų, tačiau jos taip pat turi tam tikrą įtaką. Na, yra neigiami tilteliai, tai jeigu yra išorinis kampas, tai per tą kampą skaičiuodami pagal standartinį metodą mes įskaičiuojam didesnius šilumos nuostolius, negu jie yra iš tikrųjų. Ta, kur rodžiau pavyzdį per 2 kartus per tą patį kampą, tai jie duoda neigiamas vertės. Tai reiškia, mes suskaičiuojame šiek tiek daugiau nuostolių. Skaičiuodami išorinius kampus, mes šiek tiek galim sumažinti. Tai yra neigiamus vertės. Tačiau pačios teigiamos tai yra tos vertės, kurios parodo, kad mes skaičiuodami pagal plotus įskaičiavom šiek tiek mažiau negu iš tikrųjų yra. Tai jos mums padidina pastato šilumos nuostolis. Tai kaip matote, susumavus teigiamas ir neigiamas vertės, mes gavom, kad tie teigiami nuostoliai, kurie mažiname, mūsų apskaičiuotas vertės yra tik tai -5 vatai kelvinui, o tie, kurie didina, tai yra tie, kurie mums sudaro papildomų šilumos nuostolis, yra +43 ir bendras balansas 38 ir tai perskaičiavus pastatui šitam mūsų modeliniam sudaro 7,8 kWh į kvadratinį metrą per metus. Tai, kaip matote, yra pakankamai nemažas rodiklis, nesunku pasiskaičiuoti, kiek tai kainuoja. Žiūrint į schemą, kaip matot, lygiai taip pat, ką mes apkalbėjom, tai yra nedideliai kiekiai tos šiluminių tiltelių verčių, kurie mums duoda neigiamas vertės, tai yra jie neblogina mūsų pastato energijos sąnaudų, tačiau tie mūsų pažymėti, jie aiškiai iškyla iš visų kitų verčių. Čia yra paimti 2 variantai. Iš karto pasakysiu, kad pirmam variantui buvo naudojamas tas sprendinys, kuris yra pirmas variantas, apie kurį papasakojau, tai yra tie variantai, kuriuos mes ką tik apžvelgėm. Antras variantas buvo pasirinktas geresnis, tai yra toks šiuolaikinis, kuriam nereikia kažkokių tai ypatingų investicijų arba naujovių, bet paprasčiausiai teisingiau įrengtas ir teisingiau suprojektuotas. Na, su kampais mes kažin ko labai daug pasiekti negalim, jų yra vertės šiek tiek neigiamos, jos duoda mums sumažina šiek tiek pastato šilumos nuostolius, tačiau geresnį tiltelį mes gaunam arba mažesnę vertę gaunam, kai naudojam mažiau laidės konstrukcinės medžiagas. Bet įtaka tikrai yra labai maža ir čia dėl to mes kažko labai pasiekti negalim. Kaip matėt, didelė įtaka yra šilumos nuostolių per gruntą. Tai yra jungtis sienos su grindimis. Vėlgi čia teisingai vienu ar kitu atveju, šiuo atveju tradicinis pamato apšiltinimas iš vienos pusės parodytas, jisai mums neduoda bendrųjų pastato šilumos nuostolių labai didelės vertės, tačiau pats tiltelis turi didelę vertę. Tai yra dėl to, kad mes turim nemažus nuostolius į gruntą. Tai čia gal kažkiek tai yra ir skaičiavimo tam tikrų niuansų, nes jeigu mes tiltelį įrengiam kitaip, tai tikriausiai pasikeičia šiek tiek ir šilumos nuostoliai per sieną ir per grindis, tai tie skaičiai keičiasi, bet bendram balanse, kaip matote, yra antras variantas yra gerokai efektyvesnis. Toliau langų montavimas. Praeitais metais buvo daug kalbėta, kas buvo seminare, tai yra jau daug metų bandom aiškinti ir daug kas supranta, kad lango montavimas į termoizoliacinį sluoksnį yra gerokai efektyvesnis dalykas negu lango montavimas prie laikančio sluoksnio, netgi tuo atveju, kai jisai yra gerokai apšiltinamas iš išorės. Bet kaip matote, 4,5 karto šilumos perdavimo koeficientas ilginio šiluminio tiltelio skiriasi. Tai reiškia, kad šitoje vietoje mes tikrai turim nemažus nuostolius, jeigu netgi kalbam apie 3 kraštinės arba 4 lango kraštinės. Tai yra labai didelis dalykas ir tuo labiau, kad šitoje vietoje nuostoliai nelabai persiskirsto, yra tokie, kokie yra, tiek per langą, tiek per sieną. Čia yra tikrai papildomi nuostoliai. Šiek tiek didesnė vertė gaunasi viršutinėje lango dalyje, jeigu mes naudojam laikančiuosiuose sluoksniuose kažkokias gelžbetoninės sąramas, tačiau įtaka yra labai didelė. Šitas yra sprendinys, kai yra montuojamas iki grindų langas ir skirtumai, kaip matote, yra labai dideli, jeigu mes tą langą sumontuojame ant grindų. Tai yra paprasta schema, kai yra nutraukiama grindys, dedamos termoizoliacinės medžiagos ir langas tiesiogiai sujungiamas ne su grindim, o su termoizoliacinė medžiaga. Kaip minėjau, nors lango ilgis nėra labai didelis, bet įtaka yra pakankamai reikšminga. Na, čia yra tas
šiluminis tiltelis, tai sienos ir balkono jungtis, vėlgi mes apie jį kalbam labai daug, tačiau paprastumo dėliai dar vis pasitaiko projektų, kai yra naudojama kieta jungtis, vadinamas perdangos su balkono plokšte. Ir šiuo atveju tikrai įtaka yra didelė, jeigu mažai energijos naudojančiuose pastatuose dėl apsaugos nuo saulės priemonių yra įvairiai naudojami didesni balkonų kiekiai tam, kad jie būtų ir tam tikri stogeliai. Tai šiuo atveju įrengus tokį tradicinį sprendinį priėmus tikrai įtaka yra labai didelė. Na, yra nemažai sukurta įvairių detalių, priemonių, kurias panaudojus šiliminio tiltelio įtaka tampa labai maža. Taigi, antrą kartą lygiai atliktas tas pats darbas, paėmus antrą tiltelio variantą ir ką mes gavome, kad šiluminių tiltelio įtaka pastato šilumos nuostolių atitvaras sudaro apie 3%. Tai yra tikrai maža įtaka ir jeigu pasižiūrėjus per bendrą šilumos nuostolių vertinimą, tai jie sumažėjo apie 10 kWh/m2. Bendri pastato šilumos nuostoliai. Tai yra tikrai labai didelė įtaka. Tai reikšminga šiluminiai tilteliai atsirado skaičiavimai privalumas būtent energiškai efektyviuose pastatuose dėl to, kad jie tampa labai svarbus. Jeigu mes turėjom pastatus iki 92 metų statytus, kurie turėjo 180 kWh/m2 per metus, jeigu mes pagal 2005 metų normas turėjom 125 kWh/m2 per metus, tai sutaupyti 10 kWh mums lyg ir atrodė nedidelis čia pasiekimas. Tačiau, kai mes turėsim A klasę, kuri naudos 50 kWh/m2 per metus, susitaupyti 10 kWh/m2, tai yra 20%. Tai yra tikrai labai svarbus dalykas ir čia šituo pavyzdžiu norėjau ir parodyti, ant kiek tai yra svarbu. Daug gražiau atrodo ir mūsų schematinis vaizdas, kaip matot, durys vartai dar labiau padidėja, kadangi bendra energijos sąnaudų dalis sumažėja ir kaip matot, tilteliai sudaro labai mažai reikšmingą 3% dalį. Jeigu kalbant apie bendras sąnaudas, kurios yra vertinamos nustatant pastato energinį naudingumą, vėlgi šitoje vietoje šiluminių tiltelių įtaka kitų rodiklių atžvilgių yra labai maža, 1,5% lyginant su kitais rodikliais tikrai yra nedidelis kiekis ir šitoje vietoje mes kažko tai reikšmingo tikriausiai nepasiektume, juo labiau, kad vis tiek, kaip matėte, tai yra ir geometriniai dalykai, kuriuos mes negalim niekaip įtakoti. Schematinis vaizdas tą patvirtina, tikrai yra labai maži tie nuostoliai. Šalia yra nuostoliai dėl pastato vėdinimo, jie liko tokie patys. Kaip matot, yra kartai sumažėję ir akivaizdu, kad mes tikrai šitoje vietoje pasiekėm tam tikrą energijos efektyvumą. Čia ta pati lentelė, kur matė, tik su naujais tilteliais, kaip mato, tokių nedrasko visai tie rodikliai, galima juos aiškiai matyti, kokia vertė ir tas pats skaičiavimas. Mes šiek tiek parinkom konstrukciją, kur yra daugiau su minusu, tai gavom neigiamus nuostolius 6,08, teigiamus 12, niekur nesidėsi, kai kurie tilteliai duoda, tačiau bendras balansas yra +6, o tai yra 1,22 kWh/m2 per metus. Tai irgi nesunku apskaičiuoti, kiek mums duoda tai nuostolių. Tai bendrai kalbant apie šitą atliktą tyrimą, tai yra parodyta, kad A klasės pastatą mes galim suprojektuoti, nedarydami didelių pokyčių, naudodami tradicinės schemas, tradicinės įrengimo technologijas ir sprendinius. Tačiau žiūrint iš šitos pusės tai yra neefektyvu. Jeigu mes pamatėm, kad tai panaudojam būtent geresnius sprendinius, geriau pagalvojam, kaip tas konstrukcijas įrengti, panaudojant projektuotojų, sertifikavimo ekspertų, kitų žmonių patirtį ir naujas sprendimus ir technologijas, mes galim sumažinti reikšmingai pastato šilumos nuostolius. Ir dar vienas dalykas yra tai, kad kalbant apie energiškai efektyvius pastatus, grįžtant prie tų baimių, kurios buvo ir kurios dar vėl atsiranda perinant prie A klasės pastatų, tai yra pastato kaina. Tai čia galėjot pastebėti tikriausiai, kad šitie sprendimai, tie tiltelių kitokie sprendimai, jie reikalauja labai mažų sąnaudų arba visai jų nereikalauja.
Paprastai jų įrengimui vienokiai kitokiai formai nelabai reikia nei papildomų medžiagų, nei kažkokių tai didesnių investicijų. Paprasčiausiai reikia naudoti geresnius sprendimus, teisingiau atlikti įrengimo darbus ir tie rezultatai tokie bus ir mes ir turėsim, lengviau pasieksim A klasę ir turėsim mažesnius pastato šilumos nuostolius. Tai tiek tada trumpai.